Sveiki, mėgėjai. Rugsėjis yra skirtas kraujo vėžio žinomumo didinimui. Tai tarptautinis kraujo vėžio žinomumo mėnuo. Per šį laikotarpį daugelį šalių vyksta įvairios informacinės kampanijos, kurios yra skirtos plačiau skleisti visuomenės supratimą apie įvairias kraujo vėžio rūšis. Praėjusį antradienį mes jau kalbėjome apie vieną iš jų, tai yra apie limfomą. O šiandien kviečiame jungtis į transliaciją, kurios tema lėtinė mieloleukemija. O mūsų viešnia, tai Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja hematologė Ilma Zavorienė, kuri mielai sutiko pasidalinti žiniomis apie šios ligos diagnostiką ir gydymą. Labadiena, gydytoja. Labadiena visiems prisijungusiems. Tikiuosi, kad šiandien pasidalintos mano žinios ir informacija apie lėtinę mieloleukemiją padės ne tik pacientams, tačiau ir visiems kitiems žmonėms, kurie rūpinasi savo sveikata. Prieš pateikdama klausimus jums, dar norėčiau mūsų klausytojams priminti, kad ši mūsų transliacija yra tiesioginė, tad jeigu turite klausimų, galite juos pateikti Facebook platformoje. O jeigu neturi galimybės šį rytą išklausyti viso pokalbio, pasibaigus jo įrašą patalpinsime Facebook ir YouTube Santaros klinikų profiluose. Taigi, pirmasis klausimas, turbūt kaip ir abėcėlę pradedam nuo A raidės, taip ir pradedam šį mūsų pokalbį nuo apibrėžimo, kas yra lėtinė mieloleukemija, kaip ši liga veikia kraujo ląsteles ir žmogaus organizmą. Leukemija tai yra viena iš tam tikrų kraujo vėžio tipų. O lėtinė mieloleukemija yra viena iš 4 leukemijos rūšių. Kaip sako žodis leukemija, leukos, tai yra kilmė nuo žodžio baltas, tai yra baltųjų kraujo ląstelių sukeltas piktybinis susirgimas. Sveiko žmogaus organizme ląstelių dalymasis ir dauginimasis yra kontroliuojamas. Tačiau lėtinės mieloleukemijos atveju ši funkcija yra sutrikusi. Todėl kaulų čiulpuose pradeda nekontroliuojamai kamieninės ląstelės daugintis, iš jų toliau diferencijuojasi baltosios kitos kraujo ląstelės granuliocitai, dalis iš jų lieka nesubrendusios, taip vadinami blastai. Besidauginančios ląstelės plinta į kraują, gali išplisti ir kitus organus, dažniausiai tai būna kepenys ir blužnis. O kai liga toliau pažengia, tai tiesiog tos piktybinės kaulų čiulpuose esančios ląstelės išstumia sveikos kraujodaros ląsteles iš kaulų čiulpų ir todėl kraujyje jau galime matyti kitų normalių kraujo ląstelių, ypač eritrocitų trūkumą. Taigi lėtinė mieloleukemija šiaip yra lėtai progresuojanti piktybinė liga, kuri pasireiškia paprastai vyresnio amžiaus pacientams ir labai retai sutinkama vaikams. Kas sukelia šitą ligą? Ar yra genetinių arba išorinių veiksnių, kurie padidina riziką susirgti lėtinę mieloleukemiją? Ši liga prasideda kamieninėse ląstelėse. Kaip žinome, kiekvienoje normalioje ląstelėje yra 23 poros chromosomų, tai su juose esančiais genais ir juose užkoduota tiesiog instrukcija veikti visoms sveikoms ląstelėms. Lėtinės mieloleukemijos atveju organizme yra aptinkama nenormali, pakitusi, taip vadinama Filadelfijos chromosoma, kuri susidaro įvykusių genetinių pokyčių, būtent vadinamos translokacijos pagrindu. Tai yra, kad nuo 9 ir 22 chromosomų atskyla chromosomų dalis, jos tiesiog susikeičia vietomis ir 9 chromosomai daliai prisijungus prie 22 susiformuoja taip vadinamas BCR-ABL genas ir pati Filadelfijos chromosoma. Šis genas būtent ir sukelia
nekontroliuojamą baltųjų kraujo ląstelių dauginimąsi. Pačios ligos priežastis, tai yra, kasgi sukelia tą genetinį tokį pokytį, nėra žinomas. Manoma, kad turi įtakos, gali turėti įtakos ir jonizuojanti spinduliuotė, gali turėti įtakos tam tikros cheminės medžiagos, tai yra benzolas. Taip pat pastebėta, kad tam tikrus genetinius sutrikimus, pavyzdžiui, Dauno sindromą lemiantį 21 chromosomos trisomija, tiem pacientams žymiai dažniau pasitaiko lėtinės mieloleukemijos susirgimas. Na ir tikriausiai bendrinės priežastys, kurios būdingos daugeliui piktybinių ligų, tai yra netinkama mityba, netinkamas darbo ir poilsio režimas, mažas fizinis aktyvumas. Na, bet šios priežastys būdingos visoms piktybinėms ligoms. Ar galima šią ligą atpažinti ankstyvose stadijose? Ar yra kokie pirmieji šios ligos požymiai, kuriuos reikėtų atkreipti žmogui dėmesį? Tikriausiai turiu pastebėti, kad ši liga labai dažnai būna tyli. Jinai tiesiog neturi jokių specifinių simptomų, iš viso kartais neturi simptomų. Ir dažnai nustatoma tik tai atsitiktiniu būdu, paskyrus kraujo tyrimą dėl kitų priežasčių, kai pacientas lankosi pas gydytoją. Žinoma, pacientai dabar visuomenė yra tokia, kad rūpinasi savo sveikata, vis daugiau rūpinasi ir reguliariai atlieka kraujo tyrimus. Dėl to labai dažnais atvejais pati liga yra nustatoma pradinėse ligos stadijose. Na, o jeigu kalbant apie tuos simptomus bendruosius, tai yra tiesiog bendras negalavimas, greitas nuovargis, silpnumas, padidėjęs prakaitavimas, ypač naktinis prakaitavimas. Labiau pažengus ligai gali prisidėti ir nemotyvuotas karščiavimas, ypač vakarais, taip pat svorio kritimas. Na ir retesniais atvejais dėl padidėjusios blušnies gali pradėti skaudėti kairį pašonkaulį. Todėl, kaip ir raginama, kad pastebėjęs atkreipti dėmesį į tokius simptomus ir kreiptis į gydytoją kraujo tyrimams. Gydytoja paminėjo, kad lėtinė mieloleukemija, pirmas signalas jai tai yra kraujo tyrimas. Gal truputėlį plačiau papasakotumėt, aš įsivaizduoju, turbūt ne vienas tas kraujo tyrimas, yra daugiau tų kraujo tyrimų atliekama. Tai apskritai apie tuos būdus, kurie padeda atpažinti, diagnozuoti galutinai lėtinę mieloleukemiją. Kokie jie yra? Taigi lėtinė mieloleukemija diagnozuoti yra naudojami gana svarbus, ypatingi kraujo ir kaulų čiulpų tyrimai. Pirmasis tyrimas tai tikriausiai yra įprastasis bendras kraujo tyrimas, kurio metu vertinamas yra visų ląstelių, kraujo ląstelių leukocitų, trombocitų, eritrocitų kiekis, taip pat įvertinamas hemoglobino kiekis. Kitasgi tyrimas, kaulų čiulpų tyrimas, jau mums padeda nustatyti ligos stadiją, nes jo metu yra įvertinamas nebrandžių kraujo ląstelių, baltųjų kraujo ląstelių kiekis kaulų čiulpuose, tas nurodo ligos stadiją ir tas padeda parinkti gydymą patį tinkamiausią tam pacientui. Taip pat iš kaulų čiulpų mėginio gydytojai genetikai genetiniu tyrimu nustato būtent ligą sukeliančią Filadelfijos chromosomą. Jie tiesiog ją aptinka, kai kitais metodais ta chromosoma nėra matoma. Na, o vertingiausias tyrimas ir tikriausiai labiausiai greičiausiai prigijęs ir labiausiai reikšmingas, tai yra genetinis tyrimas, genetinis molekulinis polimerazės grandinių reakcijos tyrimas. Tai yra tyrimas, kuris aptinka organizmo ląstelėse net ir mažiausią to atsiradusio BCR ABL geno kiekį. Ir būtent šis tyrimas mums patvirtina, nustačius BCR ABL geną,
patvirtinama lėtinės mieloleukemijos diagnozė. Be abejo, šis tyrimas ir toliau naudojamas paciento gydymo eigoje, jau toliau gydymo atsakui vertinti. Na, atsiradus bet kokiai ligai, tikriausiai mes kiekvienas viltingai žvelgiame ir norime išgirsti apie naujausius gydymo būdus, kurie padėtų įveikti mums šitą negalavimą. Sakykit, kalbant apie lėtinę mieloleukemiją, kokių naujausių gydymo metodų yra, kokie naujausi gydymo metodai yra taikomi ir kaip jie padeda valdyti ligą? Bendrai turėčiau pastebėti, kad medicinos mokslo pažangos dėka ligų atsiradimo ir vystymosi mechanizmų supratimas padėjo plėtotis genetiškai orientuotam gydymui, kuris pagelbėjo ne vienai kitai piktybiniam susirgimui. Džiugu pastebėti, kad ir lėtinės mieloleukemijos gydymas išgyveno tam tikrą pakilėjimą. Jeigu prieš daugiau nei 2 su truputėliu dešimtmečius lėtinė mieloleukemija buvo priskiriama ligoms su labai nedideliu išgyvenamumu, tai apie 2000 metus atsiradęs, išrastas ir užregistruotas leukemijos gydymui pirmasis naujos kartos vaistas imatinibas tapo tikru, sukėlė tikrą perversmą lėtinės mieloleukemijos gydyme, pavertė ligą iš mirtinos į visiškai lėtinę ir neįtakojančią išgyvenamumo ligą. Ir labai taip pat turime pasidžiaugti, kad šiuo metu ir Lietuvoje yra prieinamas gydymas visais tirozinkinazės inhibitoriais. Jeigu pačioje ligos pradžioje mes pasirenkame gydymą imatinibu ar esant tolesniai pažengusiai ligai nilotinibu, esant ligos nepakankamam gydymo atsakui arba atsiradus kažkokiems netoleruotiniams pašaliniams reiškiniams, jau galime paskirti ir dasatinibą, bosutinibą, tai yra kitos kartos tirozinkinazės inhibitoriai. Visai neseniai yra užregistruotas naujas vaistas astiminibas. Na, o tiems pacientams, kuriems dėl ligos ypatumų yra stebimas atsparumas visiems šitiems minėtiems vaistams, stengiamės irgi padėti, tai per pacientų paramos programą gauti dar vieną vaistą, tirozinkinazės inhibitorių ponatinibą. Iš esmės turime visą gydymo arsenalą prieinamą visoms išsivysčiusioms šalims. Gydytojai, vėlgi paminėjot, kad anksčiau buvusi mirtina liga dabar perėjo į lėtinės ligos statusą. Tai sakykit, yra labai veiksmingas tas mieloleukemijos gydymas, galima suprasti, bet ar įmanoma nuo šios ligos visiškai pasveikti? Ar įmanoma pagydyti? Taigi, jau kaip ir minėjau, tas visas nauji vaistai, tirozinkinazės inhibitorių era, kuri yra taikinių terapija, o taikinių terapija yra vadinama dėl to, kad šie vaistai specifiškai prisijungia ląstelėje konkrečiai prie to BCR-ABL geno, kuris ir sukelia ligą. Taigi, kaip ir vaistai veikia, turi vieną taikinį. Jie neveikia kitų ląstelių, todėl nesukelia imuniteto sutrikimų. Šis pažangus gydymas, modernus gydymas, tiesiog pacientui padeda išvengti intensyvios chemoterapijos ar kaulų čiulpų transplantacijos, nesukelia didesnės infekcijų rizikos. Taigi, dėl to, kad tas vaistas tik užslopina geną sukeliantį ligą, gydymas yra tęstinis. Anksčiau visi gydytojai vaistą skirdavo visam laikui. Buvo manoma, kad gydymo nutraukti neįmanoma niekam. Tačiau pastaruoju metu gydytojų bendruomenė sutarė,
kad tam tikrais atvejais pasiekus labai gilią ligos remisiją, tai yra pasiekus labai gerą gydymo atsaką, galima gydymą nutraukti ir liga išlieka toje pačioje remisijos stadijoje. Tačiau ir vis dažniau pacientams tam tikrai grupiai, tačiau ši taktika nėra taikytina visiems. Jis yra tik tai daliai pacientų galima ją pritaikyti. Ir ta pacientų grupė, kuriai pasiekiamas labai geras gydymo atsakas, kada ligos įmanomais metodais nebeaptinkama to blogo geno sukeliančio ligą. Kada pacientas tokį gerą atsaką turi daugiau nei 3 metai ir iš viso vaistus tirozinkinazės vartoja daugiau nei 5 metį, jeigu pacientas yra atsakingas ir atsakingai vykdo visus gydytojų nurodymus ir reguliariai darosi tyrimus, galima svarstyti gydymo nutraukimo klausimą. Tačiau daliai pacientų, tai yra praktiškai pusiai pacientų, liga atsinaujina, liga sugrįžta. Ir tuomet greitai ta liga gali sugrįžti? Dažniausiai yra pastebėta, kad ligos sugrįžimas stebimas per pirmąjį pusmetį. Todėl to pirmojo pusmečio metu pacientai kviečiami žymiai dažniau apsilankyti ir atlikti tuos tyrimus. Tai yra kas 4-6 savaitės. Ir pastebėta, kad po pusės metų jau atsinaujinimai praktiškai nebestebima jų. Kadangi apie pusę pacientų liga atsinaujina, tai mes negalime sakyti, kad liga yra išgydoma net ir turint labai gerus gydymo atsakus. Na, tačiau kita pusė pacientų, kuriems pavyksta nutraukti gydymą, gyvena visiškai pilnavertį gyvenimą ir be gydymo. Tiesiog puikiai žinia ir puikus dalykas yra. Bet vis dėlto vienaip ar kitaip kalbėdami apie vėžį, vėžio gydymą, neretai mes jį siejam ir su šalutiniu to gydymo poveikiu. Sakykit, kokie galimi šalutiniai poveikiai pacientams, kurie gauna gydymą dėl lėtinės mielo leukemijos? Ar tokių yra? Tai be abejo, kad dauguma pacientų vartojančių vienokius ar kitokius tirozinkinazės inhibitorius pajunta ir šalutinius poveikius. Aišku, jie gali būti silpnesni ar stipresni, skirtingi kiekvienam tirozinkinazės inhibitoriui. Lietuvoje dažniausiai vartojamas vaistas imatinibas ligai gydyti pradžioje ir jisai turi tam tikrus specifinius pašalinius poveikius. Tai yra tinimai įvairių vietų, tai yra dažniausiai paakių, čiurnų, įvairūs odos bėrimai, pykinimai pavartojus vaistą. Labai dažnas požymis yra viduriavimas ir ypač dažnai sutinkami mėšlungiai. Bendras visiems tirozinkinazės inhibitoriams pašalinis poveikis nepageidaujamas, tai yra bendras silpnumas ir nuolatinis greitesnis nuovargis. Tačiau net ir esant pašaliniams nepageidaujamiems reiškiniams, drąsiai galime teigti, kad jie yra valdomi. Tiesiog paskyrus tam tikrus medikamentus ar vaistus kitus, ar tiesiog net pakoregavus paciento gyvenimo būdą, priderinus vaisto vartojimą prie jo dienos įpročių ar mitybos įpročių, su daugeliu pašalinių nepageidaujamų reiškinių galima juos suvaldyti ir juos taip sumažinti, kad jie nebetrukdo pacientui gyventi. Labai svarbu pastebėti, kad pacientas neturėtų savo nuožiūrą mažinti arba dar blogiau nutraukti gydymą, nes taip gali stipriai pakenkti savo gydymo rezultatams. Taip pat yra nustatyta, kad daliai tirozinkinazės inhibitorių yra būdingas toks nepageidaujamas kardiotoksinis poveikis. Tai reiškia, kad
vaistas neigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Todėl skiriant būtent tuos tirozinkinazės inhibitorius, paprastai pacientai raginami, jeigu jie pajunta kažkokį tai širdies ploto negerumą, dusulį, skausmą ar kažkokius ritmo sutrikimus, nevaldomą kraujospūdžio sutrikimą, būtina kreiptis pirmiausiai į šeimos gydytojus. Jis įvertinęs arba pats pakoreguoja, arba esant reikalų nukreipia kardiologui. Na ir apsilankius pas hematologą, aišku, kiekvienas pacientas išsako tuos patiriamus nepageidaujamus reiškinius ir gydytojas jau tuomet arba koreguoja gydymo dozę, arba kartais retais atvejais tenka ir pakeisti vaistą. Gydytoja, galima teigti, kad gyvenimo kokybė gydymo metu iš tiesų per daug nenukenčia, ar tiesa, jeigu žmogus prisitaiko pagal galimybės, žinoma? Taip, nors pačios lėtinės mieloleukemijos gydymas yra tęstinis, daugumai pacientų jis yra tęstinis, tačiau sukontroliavus nepageidaujamus reiškinius, jeigu tokie stebimi ir pasiekus gerą gydymo atsaką, pacientai gyvena visapusiškai pilnavertį gyvenimą, jie yra darbingi ir aktyvūs visose savo iki ligos turėtose veiklose. Net ir Europos leukemijų tinklo rekomendacijos, gydymo gairės nurodo, kad pagrindinis gydymo tikslas šitos ligos yra normalaus išgyvenamumo užtikrinimas, tai yra prilyginamas sveiko žmogaus išgyvenamumui, gyvenimo kokybės pagerinimas ir geras gydymo atsakas, kuris, kaip ir leidžia daliai pacientų, kaip jau minėjau, gydymo eigoje net ir galvoti ir atlikti gydymo nutraukimą. Gydytoja, dar paminėjot, kad yra svarbu laikas nuo laiko tikrintis savo kraują, tai yra atlikti kraujo tyrimus. Kaip dažnai pacientui reikia tų kraujo patikrų ir gydytojo konsultacijų? Pradėtas gydymas, paprastai pradėjus gydymą vaistais, mes visuomet pacientą kviečiame dažniau. Gali tekti ir kas 2 savaitės, ir kas mėnesį atvykti pas gydytoją hematologą. Vizitų metu mes visuomet išsiaiškiname, ar pacientas patiria kokiu nors nepageidaujamų reiškinių, tuomet juos stengiamės juos pakoreguoti, sumažinti, paskirti kažkokį kitą gydymą, dar kartą priminti apie gydymosi režimo laikymosi svarbą gydymo rezultatams. Na ir žinome, įvertiname kraujo tyrimus, žiūrime, kokia linkme tie kraujo rodikliai juda. Vėliaugi gydymo atsakas kas 3 mėnesius yra vertinimas tuo vadinamu genetiniu, kur minėjau, polimerazės grandinių reakcijos tyrimu, kuriuo jau kiekybiškai tai yra suskaičiuojamas likutinio organizme kiekio to geno, kuris sukelia ligą. Ir tuomet mes vertiname, ar tas gydymo atsakas yra pakankamas, remiamės minėtomis gairėmis. Jeigu gydymo atsakas nepakankamas, tenka didinti vaisto dozę arba netgi jį keisti. Pasiekus gerą gydymo atsaką, vizitai gali išretėti iki 6 mėnesių. Tie pirmieji patikros pradžioje kas mėnesį, vėliau kas 3 mėnesius gydymo atsakas, na, o pasiekus gerą rezultatą ir dar rečiau. Vis dėlto reikia klausyti savo gydančiojo gydytojo ir griežtai laikytis turbūt rekomendacijų nurodytų. O dabar sakykit, kokios jūsų būtų rekomendacijos, kokių gyvenimo pokyčių reikėtų laikytis, norint įveikti, valdyti lėtinę mieloleukemiją? Pokalbio pradžioj paminėjau, kad nėra nustatyta tikslių ligą sukeliančių priežasčių. Yra žinomas tik tai pats mechanizmas, kas vyksta, bet kodėl taip vyksta, nėra žinoma. Todėl ir pateikti tikslių rekomendacijų, ko vengti arba ką priešingai, ką daryti, kad liga nesugrįžtų, tikslių tokių rekomendacijų nėra.
Tačiau vienintelė rekomendacija, kurią jūs ir minėjote, tai yra teisingai vykdyti savo gydymą reguliariai, tiksliai nurodytą dozę geriant. Tik taip mes galime padėti savo pasiekti pačių geriausių rezultatų. Nes klinikiniais tyrimais yra įrodyta, kad net ir praleista dozė per mėnesį gali nulemti tai, kad vaistas nepakankamai veikia, o kelios praleistos dozės per mėnesį gali sukelti tiesiog nepakankamą gydymo atsaką. Todėl tas vaisto vartojimo režimo laikymasis yra viena iš pagrindinių sąlygų geram gydymo rezultatui. Mes visą laiką viltingai žiūrime į priekį, kadangi medicinos mokslas ir kitos sritys susijusios su medicina 7 žingsniais ir žengia į tą priekį ir kartais pateikdamos tokių, kalbant apie gydymą ir diagnostiką, malonių netgi staigmenų, sakyčiau. Tai vis dėlto kokių pokyčių diagnozavimo ar gydymo srityje galima tikėtis ateityje lėtinės mielo leukemijos pacientams? Ar galima jau dabar kalbėti apie tai? Ar yra kažkokių užuominų? Žinot, mes turėtume pasidžiaugti, kad lėtinės mielo leukemijos tiek diagnostika yra prieinama, gana nesudėtinga, visiems pacientams prieinama ir gydytojams tuo palengvinama, nes dabar jau yra beveik atsisakyta citogenetinio tyrimo kaulų čiulpų vertinimui, nes yra molekulinis genetinis tyrimas, kuris iš kraujo gali nustatyti šią ligą. Turime gerą gydymą, kuris leidžia visiškai išvengti kaulų čiulpų transplantacijos, gydymą, kuris užtikrina ilgą išgyvenamumą, kuris praktiškai nekeičia sveiko žmogaus išgyvenamumo. Ko dar norėtų ir pacientai, ir gydytojų bendruomenė tikėtis iš to gydymo? Taigi, kaip jau minėjau, pašalinis toksai nepageidaujamas poveikis yra bendras silpnumas, greitas nuovargis, kurį gana dažnai pacientai išsako. Tai viltis yra dedamas į tai ir tam tikra linkme nukreipiami tyrimai, galbūt kaip įmanoma greičiau ir kuo didesniai daliai galima būtų nutraukti šį gydymą ir tiesiog atsisakyti šių vaistų. Tai atliekami tam tikri tyrimai, bandant sugretinti 2 vaistus, nuo pradžioje paskirti 2, kažkokį vaistų derinį, kurisgi būtų geresnis, kuris greičiau atvestų pacientą į tą galimybę nutraukti gydymą. Taip pat galim pasidžiaugti, kad anksčiau nustačius šią ligą būdavo pasakoma, kad negalima susilaukti palikuonių, negalima turėti vaikų, kas buvo labai didžiulė problema jauno amžiaus pacientams. Taigi šiuo metu yra ta nuostata visiškai pasikeitusi, vartojant įprastą pirmo pasirinkimo vaistą imatinibą, vyrai visuomet gali planuoti ir turėti susilaukti vaikų. Moteris vartojant vaistą neturėtų planuoti nėštumo, tačiau kontakte su gydytoju hematologu įvertinus gydymo atsaką gali būti tas gydymas laikinai pristabdytas, jeigu leidžia ta genetinė gydymo atsako įvertinimas, gydymas pristabdomas, moteris stebima ir tik pagimdžius iškart atnaujinamas specifinis gydymas. Taigi daug pasiekimų ir džiugių pasiekimų šios ligos gydyme yra. Na ir tikriausiai tie pagrindiniai, tai kad kuo greičiau tikimybę pasiekti tokias strategijas gydymo taktikas, kad būtų galima nutraukti gydymą. Tai norėčiau prie jūsų prisijungti tų žodžių ir padėkoti Jums už pokalbį. Mūsų klausantiems priminsiu, kad šiandieną maloniai pokalbiui atvyko gydytoja hematologė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja hematologė Ilma Tavorienė. Ši transliacija buvo mūsų tiesioginė,
O jeigu neturėjote galimybės išklausyti visos transliacijos, galbūt dar domina, kažkas norėtumėt pasikartoti iš naujo paklausyti, taigi įrašą mes patalpinsime Facebook ir YouTube Santaros klinikų profilyje. Dar kartą ačiū Jums, gydytoja, ačiū visiems klausiusiems, sveikatos visiems ir gražios dienos. Dėkoju klausiusiems.